Laidą Vienam gale kablys remia Rapala. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes su Rolandu. Sveikas, Rolandai. Sveikučiai. Sveikučiai. Šiandien turim gerą ir įdomią laidą, nes milijoną metų nebuvęs aš lydekų žvejoti Nemune ir jo visokiose senvagose, įlankose. Štai Rusnės miestelis, štai Nemunas, kapitonas Rolandas, puikiai jau žinomas. Ir šiandien, aišku, mūsų rankose bus didelės Rapalo gumos ir mes galvosim, kaip pagauti gerą, storą ir stiprią Nemuno lydeką. Apie tai laida. Varom, Rolka, ne? Nu va, mūsų jau čia pridėta, matau, viskas labai teisingai. O aš bandysiu su pelė. Mes daug labai čia masalų turim, aišku, šiandien daug bandysim, krašsyčiai, bet čia mažieji tokie. Tai jeigu jau žuvis nereaguos į didelius, tai bandysim taip, yra džerkų kalnas kaip visą laiką. Ir, aišku, peto, oto ir olijo. Rolka sakė, dirba Fight Tigeriai, ugniniai tigrai, ir ne, pagrindinis mūsų šiandien dienos masalas bus. Bet aišku, bandysim ir natūralkės, bandysim, aš norėsiu ir džerkučius pabandyti tokius ryškesnius, pažiūrėsim. Nu, ir jeigu jau visai lydekos nekreips dėmesį, reiks mažinti tas masalas, bet tikiuosi, kad ne. Tai pradėsiu nuo tokio panko. Nu, man žiauriai gražus. Nemažytė liuks. Va, pirmas žuveliuokas srovinis. Jihu, laba diena. Nu super. Labai gerai, Rolandai, žaldonis. Oi, kokia graži srovinė. Teks tau pasitvarkyti su ją. Super, netikėjau taip, kad mes pakankamai greit pagausim, to labiau, kad saulė lempa tokia. Rodo, kad per pietus apsiniauks, tai aš daugiau tokia į pietinę dalį galvojau. Bet va, Rolandas pasidėjo natūralią gumytę ir prašau jum pirmą lydekytę graži. Labai gerai. Bliurkt. Oi, žiūrėk, kaip plaukia dar. Na ką, pirma tokia rimtesnė Nemuno įlanka davė vieną žuvį ir vieną kibimą man. Taip kažkas grybštelė. Gerai, dabar perplaukimas į kitas įlankas. Turėsim ką veikti šiandien visą dieną. Varysim toliau. Ant srovės pačios negaudom, kaip suprantat. Nemuno įlankos. Ir žiūrėsim, kaip bus. Šiek tiek saulės, manau, kad per daug, kai mes gaudėm tokiam nedideliam sėkliui, bet dabar paieškosim ir gilesnės vietos ir lygtai nuo pietų atsiras debesis. Jau ten toliau matosi, ne, Rolka kažką. Tai aš labai tikiu, kai pasikeis apšvietimas, tada lydekėlės ir sujudės.
Opa, yra, žiūrėk. Pagavo Pauliukas, videkiuką. Mano mėgstamas wobleris, kuris kai... Žiūrėk, žiūrėk, lazdavitė. Ei, sakiau, nedėjim krolką, aš pasimsiu tai tie. Jo, tai tokia. Sportininkė. Bet visiems smagu. Labą dieną, sporto meistrė. Nu, išvableriavau. Bet kaip sunkiai šiandien eina. Pažiūrėkit, kiek pas mus gumų pakeista. O kada šniplytės, ką? Tokia silkutė, Pauliuko, čiau. Nu kaip sunkiai eina šiandien. Nežinau, Rolka pagavo vieną. Paskiau turėjau aš vieną kibimuką ir viskas. Pažiūrėkit, kas čia daros. Tai čia dar pusė, dar dėžėse, dar išbandyta yra. Ir kažkaip galvoju, nu gerai, jeigu jau ten gumų neima, tai... Va, woblerį veteraną turiu. Extreme Balza Rapolas. Vienas iš tų legendinių, su kuriais aš jau 1000 metų gaudau ir visą laiką pagaudau. Tai jis mane visą laiką traukia iš tų baisinių situacijų. Aišku, kokia čia žuvis silkė, bet nu visien kažkas tai. Nors išlyginau rezultatą 1-1. Dirbam toliau, kaip pravesti tą woblerį. Dažniausiai žmonėm būna įdomu, tai užsimetat. Toks va pravedimas. Vadinamas tvičas, bet labai ryškaus aš su šitais Extreme Balza nedarau. O tiesiog patempimas va toks koto. 1, 2. Ir kadangi wobleris yra skęstantis, o neplaukiantis, tai ilgesnę pauzę padarau, kad jisai ramiai grimstų. Ir dažniausiai būna kibimai. Tai šiaip visi Rapolos wobleriai gerai ir įdomiai valdomi. Seklesnėse vietose seklių. Kitais metais sakė bus, tai aišku, pavasarį mes susimsim su Rolandu, manau, ir woblerį žvejybą lydekų, nes irgi jinai tokia aktyvi, nors dabar ir rudenį niekas nedraudžia gaudyti, kaip matėt, galima pagauti. Opa, dar viena, opa, iš karto paėmė, žiūrėk, tu mane čia atvežei į kažkokią mažą silkių šou ant wobleriuko. Ne, čia tokia pati, žinok, tai kad ir aktyvi. Čia mažųjų lydekų šou. Labą dieną. Gal atsipurtysit, nereikės. Na gerai, pakelsim visiems. Su tokiais kotais aš nieko nebijau. Dar viena silkutė. Woblerinė. Nu, kartais reikia vat grįžti prie klasikos, kai didelių nėra. Manau, to mažom neaktyviom, aišku, gal tos gumos jam per didelės. Štai tokia pati sesutė. Varyk namo. Bul. Nu, iš karto 2. O, gerą balą radai čia. Čia va, matot, Nemunas, o čia kažkokia įlanka. Atvarėm, tete. Jau tai buvo pasilgęs, pusę dienos kibimų neturėjau. Tie 2 silkės ant wobleriuko. Rapala beje kitais metais leidžia naujų woblerių visai vėl neblogą kiekį. Mes turim keletą tokių variantų, aišku, šiemet išbandysim. Ir kitais metais manau, kad jie bus populiarūs. Nu ką, Rolkos viena lydeka gavo atsakymą su tradiciniu Rapolos wobleriuku. Tai 2-1, a ne? Bet ne tame esmė, mano silkė jo įdomesnės. Ir aš galvoju, kad vis viena reikia grįžti ant gumų, nes wobleris, okei, viskas tvarkoj, gaudo mažesnis, bet aš labai noriu pagauti ant gumos. Ir ant didelės gumos, nes galvoju, kad didesnis bus. Tai, pabandom, Rolka, dar šitą balą apeiti su didesniam gumom, gerai? Tuo wobleriuku, teisingai. O jūs pasilsėkite
Susitiksim po pertraukos. Šiandien, kaip matote, tokio stipri laužimo diena. Per prievartą paimti žuvis. Ir pažiūrėsim, kaip mums seksis po pertraukos, ar ne? Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gali kablys. Mes su Rolandu šiandien dirbam Nemuno įlankose, senvagėse. Pirma diena pusė tokia prievartinė buvo, bet va dabar orai pasikeitė. Atėjo tas debesėlis, galvoja bus gerai, sakau, viskas, gaudysiu tik gumą. Rolka gaudo gumą ir pagavo normalią žuvį. Aš gaudysiu gumą, pažiūrėsim, kaip bus toliau. Ir dirbam. Yra? Rolka turi žuvį. Hei! O, visai graži žuvis. Da, tava. Taip. Ant varlės. Galų galė ir aš pagavau ant varlės. Juhu! Taip kaip ir norėjau. Nu va, teisingas buvo. Ai, kelsiu naglai, taip čia storas florikas. Atšoks, ne, atšoka. Va. Kaip ir norėjau pagauti ant varlės, nes Rolandas kai pagavo ant varlės. Oi, ne ant varlės, ant riškaus. Gražiai žuvytė, pažiūrėkit, kokios spalvos. Ai. Čia jau nemuninė. Superinės spalvos. Kaip spalvytės. Tikra leopardas. Plėšrūnė. Namo. Bul. Super. Nu va. Rolka rado balą, kurioje mes dar pabūsim biškai, man atrodo, nes va toks yra va Nemunas, matot kur? Ir va tokias va Nemuno įlankas, čia kišenė, čia kiek čia ilgio metrų? 100. Nu jo, kaip Fulės aikštė, 100 ant 50. 2 silkės ant woblerio, 2 lydekos ant gumų, 4, praktiškai diena. Aišku, didžiuosiam dar anksti, bet dar bus to laiko, bet svarbu, kad va, tokios va kišenės gali išgelbėti. Šito galvoju, kad mums šakės. Yra? Rolka mala. Šaunuoja. Bet žiūrėk, mūsų šitas vandens telkinukas nedidelių lydekų. Opa, su šaliuku kaip gražiai. Šokėja. Paimk už floriko ir kelk į viršų. O, taip va. Nu va, kaip gražiai nuplaukia. Nu va. Jums tik įrodymas, kad, vat, sako, didelės gumos nekimba mažų žuvų. Viskas kimba. Jeigu gera teisinga guma, kimba viskas. Ir dar kas įdomu, dabar jau aš gaminuosi žvejodamas, kad antrą mūsų dalį.
kad kai saulė buvo, jisai ryškaus nemėtė. Į mane davė, aš mėčiau visą laiką ryško, o jis mėtė natūralų. Niekam ten nesigavo, vieną tik pagavo, bet va, dabar taigeriai, fight taigeriai pradėjo šaudyti. Apsiniaukė, ryškis spalva tinka vadinasi, Nemuno įlankų lydekom. Ai, gerai, čia viskas yra, viskas liuks. Nu va, matėt, Rolandas pirmas pagavo didesnę. Ar neatrodo ta pati bala? Vobleriukais 2 silkės, nu jeigu atsimenat pirmą mūsų laidos dalį. O dabar rolka bamguma, aš užsidėjau bamgumą ir didesnio žuvis. Tai rolka, kaip čia būna, jos sulenda ne iš Nemuno, į tokius va pasislėpti, ar ne? Ir mes čia atradom vienintelę vietą, kurios gerai pasislėpusios, įsivaizdavo, čia toj futbolo aikštelį. Jos įsivaizdavo, kad gerai pasislėpusios, o mes ką? Mes neleidom ramiai jom gyventi, jo, jokių ramybių gyvenime. Tai va, rolka žvengia. Tai ką, mes dabar kursim motorą ir varysim ten, kur pradėjom, nes kai saulė švietė, ten nebuvo lydekų, nors šeštadienį ten Rolandas labai gerai pagavo žuvų. Darysim su jo galą interviu, pamatysit. Nutraukytės parodys ir pabandysim ten dar paskutinę valandą prieš pusantros prieš sutemimą. Gal saulės nebėra, ten irgi seklu, bet saulės nebėra, gal tenai lydeka tokia aktyvesnė bus. Žiūrėsim. Jis 3 pasidarė, ne, visiems jam reikia persverti rezultatą ir išlūpti žuvį. Apa, kaip gražiai šokinėja jinai. Ojojoj, kaip jis gesina, lyg tai čia būtų 12 kilų. Vėl ant to natūralaus. Nu, nuo ko pradėjai, tom ir pabaigė, ne, Rolka? Reikės man irgi šitą įsigyti, neturiu to modelį. Nu, tai gerai. Kuo piktesnė, tuo smagiau. Duoti tau grįžtą? Ne, susitvarkysi. Va, kokie grožis. Lygiai taip pačiai vietai, kaip ir iš ryto. Sakėm, gal ta pati, nes ir dydis labai panašus. Nu, bet va, fainai, matot, va spalva irgi įdomi. Kad ir Nemunas, ar ne, ryškus oranžiukas. Gražu žuveliokas mūsų finalai. Viskas liuks. 7 lydekos, didelių nebuvo, bet svarbu, kad gerai praleidom laiką. Aba, namo! Liuks! Šaunuolis. Rolandai, ačiū už žvejybą. Buvo sunki, bet buvo įdomi. Iš principo, Nemuno įlankose nedažnai aš gaudau. Tai matas, kad tu daugiau gaudais iš toj situacijai. Klausyk, žuvis dar tik pradeda Nemune judėti, ar ne? Taip, dar čia tik pati pradžia. Ta prasme, kai išeis mūsų laida, mes gaudėm antradienį, jau sekmadienį, po sekmadienį geriau bus. Nu, geriau, galbūt. Žodžiu, su kiekvieną dieną vis geriau. Ne, viskas gerai, 7 žuvis, sunki žvejyba, ne kiekvieną kartą tą metrą pagauni, nori, nenori. Tai labiau, kad čia mėtymo žvejyba, jokių laivų, nieko. Klausyk, jau tu daug metų turbūt, kaip daug, ne tiek daug jie pasirodė, bet tavo pagrindinis, matau, įrankis vis viena peto, ar ne? Taip. Ir... Peto ir šitie, ir otusai. Ir otusai, ar ne? Bet va peto, matau, pas tave prilipęs į ranką. Peto numeris 1. Numeris 1. Kitką praktiškai ir nemėtai tik keiti spalvas, ne? Klausyk, labai graži ta natūrali spalva. Kažkaip tai tu sakai, Nemuno aštrių reikia, bet va ir natūralkas visai gražiai, ar ne, sudirba? Nu, šiandien taip. Tai kaip tu ginkluoji gumą? Greitai parodyk savo, kad maždaug aišku žmonėm būtų, kad ne galvakablys, ar ne, o tiesiog du asistai, ar ne? Ir tada stingeris tas vadinamas. Stingeriukai, ir tada jau pagal galvą, ne? Jo, ir šitos svariukus uždedi, kokius keiti, kiek tau reikia. Aha. Pagal vietą. Ir viskas, to šeštadienį buvo didesnės lydekos, mačiau Facebook'e, ar ne? Ir daugiau? Ir, nu ką daugiau, jūs kiek pagavot? 8? 9. 9. Nu mes kiek dabar 8? Nu tu pabaigė 8. Nu tai, ai ne, 7. Nu, irgi nėra blogai iš principo, kai su manim žiopliu tokiu atvykot. Tai va, atkreipkite dėmesį, jau tikrai apie masalas daug papasakojom. Rapolas, gumas, otai, petai ir olija.
Tai yra uodega, varlė ir paprasta žuvis. Kiekvienas turi teisę gyventi, ant kiekvienas pagautas žuvinai. Labai puikus masalai. Ir aišku, mūsų įrankiai. 13 fishing, galingi kotai, mano miuose. Iki 120 tavo, mačiau, čia tas pats naujausias, turbūt, ką jie padarė, ar ne? Jo, mėta naujoji ir iki 170 gramų ir A3 13 fishing ritelė. Taip, čia jau viskas. Klasika. Klasika. Būtent nes visien castingų didelės gumas mėtyt lengvo, o jeigu reikėtų va tokią va mėtyt, čia peto, bet rimtesnis, kiek jisai čia 22. Nu, bet manau, kad gal nemunėjęs jau ir per didoks, ne? Nors ne, turbūt. Tai žiemą geriau būtų. Žiemą geriau. Dabar jisai gaudo, žinokit, čia va, tam nemunėje iki pat kalėdų ir po kalėdų, net, ne, jeigu leidžia. Kol neužšąla. Kol neužšąla, va taip va. Čia, man atrodo, Utenos regionai įsigijo, va, kur Seliavos gyvena, tai dydis yra pats tas. Gal dar nulėksiu šiemet rudenį pas Sigitą. Ačiū labai dar kartą Rolka už žvejybą, buvo žiauriai smagu. Nu, jūs kaip supratote, didelės gumas, jau mažos lydekos. Ką linkiu jums ir padaryti? Nebijoti didesnių gumų, apsiginkluoti ir pabandyti pagauti rudens plėšrūną. Kiekvienu metimu gali šauti metras, kiekvienu. Nu, bet ne kiekvieną žvejybą. Nei žvyną, nei uodegos, susitiksim lygiai po savaitės.